Prašom daugiau, galit bandyti statyti, laimėti. Dėkit ant kurio nori. Tas pats, jūsų laimė. Gal kas nors dar bandys atspėti, į kurį namelį pelytė įbėgs. Laimėsite firminį Hanso patiekalą ir atiduosime jums lituką, jeigu jūsų namelį įbėgs. Prašom dalyvauti, prašom. Мало денег положили, поэтому напрягли. Ar tu dalyvauji? Niekas? Gerai. Aš pala, reik padėti tarpą. Va, dedam ją čia. Turėjom šiandien laimėtojų. Taip, turėjom. Kas ten statė? Gerai, važiuosim. Tiesa, kadangi Wolfram ką tik kovėsi, jam duodamos 3 minutės poilsio, kad galėtų jis bent jau kvapą atgauti. Atstovą per 3 žingsnius. Taip, vis dar neprasideda kova. Taip, teisėjas savo kovą išliko. Kūrė pagrindinius geriausius atsitikimai. Benedikto Dogatė tenais tą vaistinę, ten vienuolyno. Kurios? Ne, kurios arbatos? Taip, prasigyventi reikia smaitydą palatinį, jau užsakti šampūdę pasveikti. Čia mėsai valgyti šiandien vakare. Nepasėmiau. Nepasėmiau. Šakutės. Nesgriaunam, atėjo. Ką? Nesgriaunam. Mėsai pasveikti. Baltarusija. Žengia į areną riteris Vladimir. Sekančiai kovai ruošiasi Šemrok ir Artūras. Šemrok ir Artūras. Taigi, iš klientų nors pagrindinti kokio turtinės kovos, tačiau šie kovai yra sudarę sąjungas ir pagal savo priesaikas negali tarpusavėje kautis. Na, taip jau kartais nutinka. Ir vienas riteris atiduoda pergalę kitam. Nugalėtojų skelbiamas riteris Šemrok. Galahad klubas Baltarusija. Sekančioje kovoje turėjo kautis riteriai Sergejai ir Artūras. Tačiau Sergejai dėl traumos pasitraukus iš turnyro pergalė atitenka riteriui Artūrui. Ir nutraukti kovą, jei mato, kad kažkuris riteris jau nebepajėgia kautis. Lipam? Nepasieksiu. Ten tik dėdės gali pavėsti.
Taigi kviečiame į areną ir riterį Vladimirą. Vladimir. Čia neleidžia pagal mane.